Labą dieną, labą dieną. Labas, Šema. Tai kaip tas tavo penktadienis ir ta tavo penktadienio istorija, apie tą istoriją, apie techniką istorijų ir apie visą kitą galime išpasakoti. Jo, istorija ant istorijos, ne nieko, geras penktadienis, žinai, ruošiuosi važiuoti tik į Kauno, tai nuotaika iškart gerai, oras tobulas, žodžiu, gyvenimas tiesiog yra gražus. O kaip tavo, Šarūnai? O šiandien kaip visada šiek tiek konservatyviau, bet jis irgi gražus dėl to, kad atvažiuos mano vaikai, dėl to, kad mes pabūsim, dėl to, kad savaitgalį turiu aš irgi čia su tinklinės rinkodaros lyderiais pikniką mes turime, kur pabūsime netarp raugintų, pabūsiu tiksliau netarp raugintų agurkų ir tiesiog pasisemsiu geros patirties, energijos ir daug visko. Tai iš tikrųjų viskas šaunu, tiesiog šiek tiek liūdna, kad vasara jau eina į pabaigą tos šilumos, bet sinoptikai sakė, kad dar bus gerų šiltų dienų, per kurias galbūt irgi bus galima vieną kitą istoriją pasisemti, padaryti ir ją galbūt papasakoti savo auditorijai. Tai šiandien apie istorijas, apie kodėl jos yra svarbios, turbūt ne tik tinklinė rinkodara, žinai, man visada atsimenant istorijas, prieš tai, kai aš atradau dar knygą Storytelling, kurią galima tikrai Lietuvoje įsigyti ir turbūt ne tik tinklinės rinkodaros specialistams, tai yra puikia knyga lietuvių kalba, bet ir yra filmas Pasaulio naujienos, tai 20 metais su Tomu Hanksu. Filmas, kas jo irgi nematė, kas mėgsta žiūrėti filmus, turbūt irgi verta pasižiūrėti. Tai yra tais laikais, kai nebuvo interneto ir nebuvo tos beprotiško greičio komunikacijos, kuri yra šių aukštų technologijų laikais. Žmogus, kuris važiavo tiesiog per Jungtinės Amerikos valstijas, laukinius vakarus, pasakojo savo istorijas ir už tai ėmė vienokį ir kitokį mokestį. Tai kas nematė šio filmo Pasaulio naujienos. Pasaulio naujienos. Labai puikus filmas ir aš žinau, kad ir kritikų buvo puikiai įvertinamas su tikrai puikiu aktoriu, kuris man labai patinka, Tomu Hanksu. Ir ten yra apie tai, apie istorijų pasakojimą. Bet šiandien mes turbūt pasidalinsime savo patirtimi, kodėl jos yra svarbios, kodėl apie tai reikia, kodėl tai reikia daryti ir kodėl kartais to nepavyksta padaryti. Ir žinoma, aš čia vėlgi atradau, ant kiek tai yra, kad ir kaip ten kažkur tai būtų kalbama, bandoma murkdyti, kalbėti apie tinklinę rinkodarą, apie galbūt pardavimus internete įvairiomis formomis, tačiau tai, kas dirba čia senai, tai, kas turi rezultatus, čia turbūt anksčiau ir vėliau ateina prie vienos taisyklės, prie kurios neateiti yra neįmanoma. Tai yra skirtingai turbūt nuo vienkartinių susitikimų realiam pasaulyje, tu čia gali parduoti tik tai, kai tu pasakoji ir tai tu esi. Tai yra, reikia neatrodyti, o būti. Kad ir kaip tai norima čia įvairių kritikų, galbūt kabutėse žinovų tai sutrypti, tačiau jeigu tu toks nebesi ir tu bandysi pasakoti tą istoriją, kurioje tu nebuvęs, arba bandyti vienaip ar kitaip ją interpretuoti arba gražinti, tai tiesiog nieko tau nebepavyks, nes, energetikos nebus ir ta istorija tikrai nei pritrauks tą auditoriją, nei vienokius ar kitokius ją apšildys ar vienokius ar kitokius pardavimus padarys. Ir tai yra faktas, tai yra išbandyta, tai yra žinoma, tu gali pasakoti tik tai taip, per ką tu esi pats perėjęs, ką tu esi pats patyręs. Tokiu atveju tos istorijos tampa iš tikrųjų kūnu. Ir čia, žinai, turbūt dabar ateina dirbtino intelekto banga ir turbūt aš pats asmeniškai matau galimybę ne dirbtinėme intelekte, o kaip tik atvirkščiai, kai visi eina į dirbtiną intelektą, reikia palikti šiek tiek žmogiško faktoriaus, šiek tiek savo energijos ir tokiu atveju tai, kas darys tik bet tai yra mano asmeninė nuomonė, gal yra nieko nepagrįsta, tai aš manau, kad nei vienas dirbtinas intelektas iš tikrųjų nepakeis gyvo žmogaus ir tos energetikos ten nebus. Tai dabar, kai visas pasaulis eina į ChatGPT ir visur kitur, turbūt darydamas reelsų, storius ar dar visą kitą galbūt mediją, tai nežinau, aš manau, kad dabar kaip tik turbūt reikėtų atsisukti šiek tiek atgal ir įnešti tos gyvasties į istorijų pasakojimą ir įdėti į ten daugiau šiek tiek širdies. Tai va tokia įžanga norėjau pasakyti šiandien. Labai graži įžanga ir žinai, Šarūnai, kaip tu vis sakai, tu esi fizikas ir tu vis tą kartoji, energija iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta. Ir tas pats dirbtinis intelektas, ten yra energija.
ir ne tavo energija. Kažkas už tave tekstą parašo, kažkas už tave sugeneruoja tau mintis ir žmonės paleidžia visą tai į eterį, postus rašo ar ne to mintim, bet ten yra ne tavo, ten nėra jokios tavo energijos. Tai aš, pavyzdžiui, kaip ir Šarūnas, visiškai nesižaviu dirbtiniu intelektu, todėl kad ten nėra žmogaus, ten yra dvasios, ten yra sielos. Kodėl aš pati mėgstu rašyti postus, kodėl man patinka tai daryti, nes aš ką matau, tą rašau, kaip aš jaučiuosi, tai aš galiu ištransliuoti. Niekada dirbtinis intelektas už mane nesukurs jausmo, o žmonės perka jausmą, jie perka emociją, jie perka tai, kaip jie tarsi turi įsikūnyti tai, kaip tu jautiesi ir tada jie pamato tenai save. Tai va, dirbtiniam intelektui yra labai daug logikos, ten yra labai skambių ir gražių sąvokų, ten taip yra tobula, o žmogus nei vienas nėra tobulas. Todėl tai, kaip čia pasakyti, todėl tai daugeliu nerezonuoja, todėl tai iškart atstumia, nes ten tiesiog nėra žmogaus. Tai va, tai aš visiškai tuo nesižaviu, bet tai irgi yra mano asmeniai nuomonė, jeigu kažkam tai veikia, darykit, žodžiu, kurkit ir taip toliau, mane. Aš tai net nesigilinu, nes man tai yra ne apie mane, tai nėra mano įdėta jokios širdies. Dabar apie patį storytellingą. Aš nežinau, ar Šarūnas jau yra spėjęs perskaityti visą knygą, bet man jau teko perskaityti visą šitą knygą ir būtent pačiam gale, kaip ir visose knygose, žinai, pačiam gale yra tie patys tokie sudėti kertiniai momentai, kaip yra būtent galima papasakoti tą gerą ir parduodančią istoriją. Ir ką aš norėjau pasakyti apie pačias istorijas. Žiūrėkit, mes labai dažnai, aš ką stebiu socialiniai medijai ir ką pati tikrai esu darius ir ne vieną kartą, žmonės labai nueina į logiką, į skaičius, į analizės. Jie žiūri, pavyzdžiui, jie paima produktą ir vietoj to, kad pasakotų istorijas, kaip tas produktas padėjo vienu ar kitu atveju, kaip tas produktas, kokią problemą jisai gali padėti išspręsti ir taip toliau. Bet žmonės pradeda knaisiotis tokiuose dalykuose kaip sudėtys. Gal kažkam tai yra labai reikalinga, bet tai yra labai mažas procentas, nebent tai jūsų yra tikslinė auditorija. Visi kiti žmonės klauso radijo stoties, kuri vadinasi "Kas man iš to?". Ir jeigu mes nuolat transliuojam žinutę, kurioje yra sudėtys, kuriame yra labai daug skaičių, statistika ir visa kita, žmonėm neįdomu, nes ne viena statistika neatsako į klausimą, kas man iš to. Ir kas, kad statistiškai yra toks ir toks vidurkis, ir kas, kad tiek ir tiek moterų, ir kas, kad tas ir tas, kas man iš to. Tai vat per istorijas, kodėl visi geri oratoriai, kurie mokami didžiausi pinigai, kodėl jie yra geri, todėl kad jie labai daug pasakoja istorijų ir sugeba tą žmogų sukurti su auditorija tokį ryšį, kad paliestų žmogų ir kad tas žmogus įsijaustų į tą situaciją. O, ir aš ten buvau, o, žinau, kaip tu jautiesi, o, ir man tas pats, o, ir todėl Nikas Vujčičius labai palietė, kas buvo moters vizijoje, nes jis labai daug istorijų pasakojo. Aš dabar buvau seminare, beje, kas nežino Adrijos Čepaitės, tokios kaip aktorės, labai rekomenduoju pasižiūrėti YouTube jos įvairius video. Kosmosas, ten yra kosmosas, kaip moteris moka užmegzti ryšį su auditorija, tai čia yra siekiamybė. Ir jinai ne vieną kartą nepanaudojo jokios citatos, kad labai gražiai skambėtų, ne vieną kartą nepavartojo jokios sąvokos, kuri, žinai, žmogui paprastam yra visiškai nesuprantama ir reikia atsiversti žodyną, kad suprastum, kas ten aplamai yra. Visiška paprasta buitinė žmonių kalba, bet salė ją įsimylėjo. Tiesiog. Tai per istorijas, per šitos dalykus. Tai čia yra menas. Ir aš labai tikiuosi, kad jūs šiandien iš čia pasimsit daug geros informacijos. Aš galbūt šiek tiek dar grįšiu prie techninės sudedamosios, nes čia apie ją reikėtų turbūt trumpai pakalbėti. Tai yra, kaip tos istorijos gali būti komunikuojamos, kokiu būdu ir kaip tai gali būti daroma socialiniai medijai.
Tai pirmiausia, vėlgi, Vadema užkabino tą temą, kad tai yra galbūt be smulkmenų, galbūt be sudėčių ir taip toliau ir panašiai, bet čia turbūt, mano nuomonė, tai priklauso kokia auditorija. Jeigu mūsų tikslinė auditorija yra mokslininkai, kaip pavyzdys mokslo žmonės, tai jiem to reikia, nes jie, tiesiog. Tai vat, čia vėlgi mes grįžtame 100 turbūt kartą į tą, kad turime žinoti, kas yra mūsų auditorija ir ką mes tai transliuojame. Ta auditorija paprastai panašiai yra į mūsų. Aš pats savo socialinį... Aš atsiprašau, Šarūna, aš tik norėjau pasakyti, kad transliuojant mokslo žmonėm, visų pirma, mes patys turim būti mokslo žmonės. O jeigu mes bandom tokiais apsimesti, žinai, kad mes labai suprantam ir pradedam kalbėtoms statistikom ir frazėm ir nieko neturim žalio supratimo, tai ne ten taikom, žinokit. Tai mūsų tikslinė auditorija, dažniausiu atveju būna panašiai į mus. Dažniausiu atveju, tai čia ne mes apie tai išradome, ne mes tai atradome, tai didžiąją dalimi mes jai transliuojame. Ir po to ta tikslinė auditorija tiesiog pas mus susiformuoja socialiniai medijoje. Mes nekabiname tokių žmonių, kurie skamba kažkaip tai kaip, nežinau, kažkokia tai kosminiai arba aukštoji fizika arba aukštoji matematika, jie įsigrynina, tie, kuriem viskas blogai dingsta, tiem, kuriem jūsų dar daugiau jų atsiranda ir kaip tai pasiekti, kaip įsigryninti. Labą dieną. Tai kaip tai padaryti ir kaip tai išsigryninti? Aš galiu pasakyti tą modelį, kuris galbūt veikia man asmeniškai ir kuris yra dabar šiuose 23 metuose 2000, tai yra socialiniai medijoje dabar yra toksai Reelsų fenomenas, kuris jisai reiškia apima ne tik jūsų draugus ir sekėjus, bet tiek Facebookas, tiek Instagramas, tiek YouTube'as leidžia pasiekti ir visiškai jums neartimą auditoriją. Tai yra, kai jūs istorijas rašote Reelsus, juos mato kur kas didesnė auditorija ir publika. Kai ta auditorija ir publika tiesiog jūs pastebi ir jūsų kalbėjimu, tai yra jiem artima, jiem yra priimtina. Tokiu atveju jie pasidaro jūsų sekėjais arba jūsų draugais socialinėje medijoje. Ir tam, kad toliau jūs būtumėte įdomus arba tam, kad toliau jie taptų jūsų verslo partneriais ar galbūt ir klientais, ar klientais ar verslo partneriais, tam reikalingas kasdieninis, tai yra jūsų gyvenimo, jūsų darbo, jūsų laisvalaikio, jūsų hobių transliavimas. Tai labai primena švyturį. Tai yra jūs kiekvieną dieną kaip švyturys tiesiog transliuojate tai, kuo jūs gyvenate. Ir tai darote taip nuoširdžiai, kaip mes sakėme, atstojama, kaip kalbėjome. Ir tokio, po kažkurio tai laiko, mano atveju, bet tai yra subjektyviai mano atveju, aš maždaug skaičiuoju, kad žmogus, kuris ateina pas jūs į socialinę mediją, jūs jam esate tiesiog žmogus iš gatvės, galbūt įdomiai kalbantis, arba tiesiog žmogus iš interneto, kuris galbūt įdomiai kalba, tai tam, kad jis taptų jūsų klientų arba verslo partnerių, virstų tinklės, tam reikalinga maždaug 2-3 mėnesiai komunikacijos jau story pavidale. Tai yra mano patirtis, galbūt pas vienu ar kitu atveju tai yra visai kitaip. Ką aš noriu tą pasakyti, kad nebus taip, kad jeigu jūs įdėsite vieną story arba ten vieną reelsą į savaitę ir tikėsitės, kad iš to jums bus rezultatas, taip tikrai nebebus. Bent daugumoje atveju. Nebent jūs esate naujasis, nežinau, Elonas Muskas, kuris viena savo minties jėga gali ten atrasti kažką naują, tačiau jeigu taip nebėra, tai tokiu atveju reikalingas kasdienis transliavimas. Nežinau, jam pasakys gal savo patirtį, tačiau aš pastebėjau, kad tam, kad žmogus įsitrauktų, pasižiūrėtų, susipažintų su jumis reikalingai dieną, aš bent tokiu stengiuosi laikytis tokiu režimu, ne visada galbūt man tai pavyksta, bet stengiuosi, tai yra 3-4 story ryte, 3-4 story per pietus, 3-4 story vakare. Ir tokiu atveju yra ta komunikacija užtikrinama visą dieną. Jeigu tai bus 1-2 story per dieną, tiesiog žmogus atsiverčia ir nebeįsitraukia į tą istoriją ir tiesiog jūs praverčia ir nebeįsimena jūsų, dėl to, kad greitkelis dabar informacinis yra labai ir labai didelis. Jeigu ten tų story bus tik jau net nuotraukų kaip taškučių pridėta, jis tikrai nedažiūrės iki galo daugumoje atveju, bent jau iš mano analizės, kiek aš žiūrėjau.
vienu metu, kai sukasi 7, ten 8, 9, 10 istorijų, tai turbūt yra optimalus tas variantas, kai žmogus pagal mano asmeninę subjektyvę patirtį tiesiog įsitraukia į tą grandinėlę, komentuoja, jisai galbūt laikina, toks yra internetinis terminas, jau tenai patiktukus daro, komentarus rašo, stebi jūs po to kiekvieną dieną. Tai vat yra iš savo tai yra 3-4 per pietus, 3-4 vakare ir 3-4 ryte, tokiu atveju vat, užtikrinamas tas visas tos istorijos srautas. Tai vat, tokiu tęstinumu, tokiu dažniu aš turiu savo patirtį tokią, iš kur semiuosi idėjų ir kaip pakalbėti. Turbūt sekantis pakalbėjimas, dabar turbūt Ema pasakys, kaip jinai tai įsivaizduoja techniškai, gal jinai kažkokį kitą modelį taiko. Jo, kita tema, kur gauti idėjų savo socialiniam tinklam, ar ne, arba savo istorijų. Kiek tu komunikuoji, stengiasi, gal Ema, ir tu ar reelsus dedi, ar tu iš to, kaip tavo ta techninė virtuvė vidinė yra galbūt prieš? Jo, ačiū labai, kad paklausai, todėl, kad tu labai, žinai, tu kaip ir visi vyrai, gal labiau tokie struktūruoti, žinai, o aš viską darau iš pajautimo. Ta prasme, aš turiu aš noriu dedu, noriu nededu, aš dabar jaučiu, kad noriu pasidalinti ir būtinai turiu tą padaryti, bet aš niekada neskaičiuoju, kad dabar ryte turiu 3 įkelti, o dabar po pietų turiu 3. Ne, aš manau svarbiausia, nes irgi kėlimas yra nelygų kėlimui. Pavyzdžiui, jeigu yra pagal tave, yra įkelta, tarkim, 12 storių per dieną ir jie yra antiek neįdomus ir neinformatyvus, arba vien tik tai produkto, pavyzdžiui, vienas produktas, antras, trečias, ketvirtas, tai yra neįdomu, tai yra žmogui yra apie nieką, ta prasme. Bet jeigu tie istorija yra, kaip sako Šarūnas pasakojantis kažkokią istoriją, vieną kartą kažką vieną, kitą kartą kažką kitą, jie yra įtraukiantys. Užtat reikia labai visada dėti apklausas, pavyzdžiui, arba tuos langelius, kad žmonės rašytų, komentuotų, nes tai ir gerina jūsų algoritmą ir tai, nes žmonės sąveikauja ir kitas dalykas, jūs per tai kuriat ryšį su savo bendruomenė. Jie įsitraukia, jiem įdomu, ką jūs klausit. Ir tai nebūtinai turi būti susijęs su tinklinė rinkodara arba su jūsų produktu. Aplamai jūs galit klausti mamų, kaip jūs leidžiat savaitgalį, ar jūs žiūrit penktadienio filmus kartu su vaikais ir taip toliau ir panašiai. Ir per tai jūs kuriat ryšį su savo bendruomenė. Tai neužsiciklikit visada, kad mano istorija turi būti tik tai apie verslą arba tik tai apie produktą. Tikrai ne. Nes visur yra žmonės, mes gyvenam, ta prasme, kažkokiom temom ir kiekvieną dieną tos temos būna vis skirtingos. Tai tai aš viską darau iš pajautimo, aš neturiu savo kažkokio, žinai, kad turiu tiek ir ne kitiek padaryti. Dabar ką aš, šiandien pas mane labai aktyvi vyriška tokia energija, žinai, užturiu. Pas mane yra 3 sūnus, kas nežino, priminsiu, ir jiem reikia arba kakavėlio, kaip dažnu atveju būna, arba dėmesio tiesiog, nes, kaip gali 3 vaikai neturėti dėmesio, arba jiem tiesiog rungtys vyksta kartais. Jo, arba vyksta kažkokia konkurencija, žinai, kuris dabar stipresnis ir papasakos istoriją gerai. Jo. Tai o šiaip tai aš iš tiesų, kadangi pamečiau temą ir mintį, ką norėjau pasakyti, tai gal aš grįšiu geriau prie to, ką aš norėjau pasakyti. Aš nežinau, kiek jūs, pavyzdžiui, žiūrit filmus ir ypatingai, pavyzdžiui, kas su vaikai žiūri filmus Pixar, ne? Ir storytelling'e tikrai labai daug apie tai yra kalbama, kaip aplamai yra kuriami ir statomi pasaulinio lygio filmai, pavyzdžiui, vaikam Pixar studijoje, ne? Ir tokie filmai kaip Žuviukas Nemo, kaip, tokie, kur, žinai, visi žino, jie visi pasakoja istoriją. Ir įsivaizduokit, tie pasaulinio lygio kūrėjai, tie visi animatoriai, jie turi sistemą, jinai yra aprašyta šitoj knygoje, aišku, čia nieko nesimato, bet jie laikosi 7 žingsnių. Ir jie pagal tai kiekvienam filmui parašo ir sukuria istoriją. Ir visos istorijos prasideda nuo kartą gyveno. Tai čia yra labai, žinai, tas svarbu, kartais mes praleidžiam, kartais mes pažiūrim ir atrodo, čia taip elementaru ir taip paprasta, kad atrodo, kad turi būti kažkas sudėtingiau. Todėl žmonės ir kartais, man atrodo, neturi gerų rezultatų, nes jie nori, kad viskas būtų sudėtingiau ir jie ieško tų sudėtingesnių kelių. Bet viskas yra paprastai. Ir geros istorijos pasakojimas iš tiesų prasideda nuo kartą gyveno. Antras, tai yra kiekvieną dieną jis. Pavyzdžiui, ką tas filmo herojus
ką jis veikia kiekvieną dieną, ne, kaip pavyzdys, eidavo į mokyklą ir mokindavos. Ir paskui duoda visokių pavyzdžių, kaip, vat, kaip prasideda visuomeniniai judėjimai, ne, kaip moterys pasakoja savo istorijas, pradėdamos būtent nuo tada, kai jos kažkada buvo mažos mergaitės, ne, kai jos eidavo į mokyklą. Ir tada jau prasideda, va, tačiau vieną dieną, pavyzdžiui, ten užėmė teroristai kažką arba. Ir vat visi filmai statomi per tai. Ir mes iš tiesų pasakodami savo istorijas turim pradėti nuo to, ką mes veikiam prieš tinklinę rinkodarą. Ne? Kaip mes gyvenom, kaip mums sekėsi. Paskui mes galim jau pradėti pasakot savo skaudulius, bet kur mums skaudėjo, o kas mums nesisekė. Ir, pavyzdžiui, vat mano atveju tai yra, aš žinau, ką reiškia neturėti pinigų ir prašyti vyro, ne? Ir tai yra skaudulys. Ir moterys, kurios irgi žino tą jausmą, jos jau susitapatina ir jau supranta, kaip aš jaučiuosi, nes jos taip jaučiasi. Tai vat labai svarbu pasakant savo istoriją, tavo būtent antroji dalis, o kas man nepatiko apie tai. Tada trečias, va, pavyzdžiui, mūsų atveju tai buvo, kaip aš sužinojau apie tinklinę rinkodarą, ar ne? Ir ketvirtas, kokie yra mano tikslai arba rezultatai. Bet aš iš tiesų visiems tinklininkam tai rekomenduoju nusipirkti šitą knygą ir tikrai pažiūrėti va tas sistemas, ką po ko reikėtų pasakot ir paskui visus tuos pavyzdžius, o kaip iš tiesų skamba ta gera istorija. Ir patikėkit manim, jūs galvojate, pirmiausiai savo istoriją išsirašysit ant lapo, išsifiltruosit tą tokią istoriją, o paskui prašykit praktikos ir važiuokit ir kalbėkit ją kuo daugiau, kad jinai virstų į tą deimantą, kai žinai, kai būna, nereikia istorijos pasakot 20 minučių, kad paliestum širdį, nes dažniausiai jinai atsibosta. Reikia papasakot 2-3 minutės, bet tuos auksinius sakinius, kurie būtų iš karto. Mane nukautavo, mane palietė, aš suprantu, aš žinau, kaip tu jauties. Va čia yra tikra meistrystė. Be abejo, tikra meistrystė turbūt atsiranda tada, kai tu kiekvieną dieną darai vienokį ir kitokį veiksmą. Tačiau bent jau paprasčiausias būdas, ką aš visada kalbėjau, knygos visada yra gerai ir jas reikia skaityti, tačiau turbūt reikėtų ir save apsupti arba savo sekėjų sąraše turėti ne tik turbūt pramogas transliuojantys žmonės, arba kažkokį negatyvą rašantys žmonės, kur naudos tiesiog jokios nebėra. Tai žmonėmis, kurių pasakojimai, kurių istorijai jums imponuoja. Tai yra tai, kas jūs paliečia. Tie, kurie daro tai ilgą laiką, nenutrūkstamai, tie, kurie daro tai geriau galbūt už jūs, arba jūs manote, kad jie daro geriau už jūs. Ir tokių žmonių rasti skirtingom, galbūt užsienio kalbom, 3, 4, 5. Ir juos tiesiog savo dieną, kai jūs pradedate vėlgi transliuoti savo, tai nereiškia, kad jūs kopijuojate juos bukai paėmę. Ne, aš ne tai turėjau omeny. Aš tai, kad jūs pasižiūrite, pasisemėte vienų ir kitų idėjų ir pradedate savo meistrystę istorijų pasakojimo, tai yra savo transliaciją pradedate, tai yra va tos energijos pasisemimas iš kažkurios tai jum artimos auditorijos arba tų žmonių, kurie, kaip jeigu jūs manote, kad auditorija irgi yra artima jūsų auditorijai, tokiu atveju viskas gerai ir tada jūs ir savo lygį keliate, nes aš dar kartą pasikartosiu, apsuk save, kas yra tavo 5 žmonės, aplink tavo artimoje aplinkoje lygiai toks pats esi ir tu pats, ir tai yra faktas. Jeigu tu esi tarp tų, kuriem viskas yra blogai, tai ir jie pastoviai yra balansuojant depresyvios nuotaikos, tai faktas, kad ir tuo, jeigu jau nesi, tai toks būsi. Jeigu tu esi tarp 5 pasiturinčių žmonių arba tų, kurie ieško, nori išgyvenimo ir ieško daugiau, tai klausimus laiko, jeigu jau netoks esi, kada tu pats toks būsi. Tai tą taisyklę turbūt reikia visada atsiminti ir labai atsakingai žiūrėti, kokia yra jūsų aplinka ir ką jūs pats komunikuojate kiekvienu atveju. Tai vat pasisemimas ir idėjos turbūt yra paprasčiausiai ir tą galima tai iš karto daryti. Tai reiškia lygiai greičiai skaitant knygą, surasti tokią auditoriją, kuri jums įdomi ir tiesiog ją klausyti ir transliuoti savo istorijus panašiai arba
į tą, su tokia pačia energetika. Antras dalykas, ką užsimė abejo, jeigu jūs pastovi dės tik buteliukus arba tik kažkokius negyvus paveikslėlius, net ne savo, aš visada kartoju, kad filmuoti galima, telefonai dabar filmuoja labai puikiai, nežinau, iPhone'as turi tokį cinematic režimą, kuriuo filmuoja tikrai labai įdomiai, nuostabiai, ir tą visada daryti reikia, nebijoti pačiam, netiduoti tai, nežinau, kažkokiem tai jūsų kompanijos paveikslėliam ar video, kurie galbūt nors ir labai puikus, bet ten tikrai nebus jūsų. Ir algoritmas daugeliu specialistų, daugeliu marketologų arba lyderių pasaulyje yra maždaug toks, kad 60% tai yra jūsų gyvenimas, tai ką jūs transliuojat, ir likę 40% tai gali būti jūsų kompanija, jūsų produktas, kaip jūs sąveikaujate su tuo produktu, bet kaip tik vengti grinai arba labai retai tai daryti, dedant nuotraukas ar video, kurie yra padaryti jūsų kompanijos jau ir kuriuose nėra, ne todėl, kad jie blogi, jie gali būti ir labai puikus ir labai geri, tiesiog ten nebus jūsų. Jeigu jūs juos dedat, tai kaip minimaliai bent jau jūsų turi būti tekstas, nuoroda į jūsų kažkokį tai vieną ar kitą resursą internete, kur esate jau jūs, tai taip tą daryti. Jeigu tik pasidalinti jūsų kompanijos kažkokiu tai pranešimų istorijose, tai galbūt geriau negu nieko, tačiau energetikos jūsų ir gyvybės ten jūsų nebus. Tai 50-60% jūs ir jūsų gyvenimo būdas, 40% tai yra galbūt jūsų produktas, jūsų kompanija, jūsų vienoks ir kitoks pasiūlymas. Idėjų vėlgi, kaip sakau, visada galima pasisemti iš tų žmonių, kurie jums imponuoja ir kurie jums įdomiai transliuoja. Patikėkite, niekada tų idėjų nebetruks, jeigu tu į tai žiūrai kaip į darbinį procesą, kaip į veiklą savo, kaip į tai, kur tu dirbi, kur tu specializuoji ir ką tu darai, tu visada turėsi nenutrūkstamą srautą istorijų, kurie tiesiog tą auditoriją, kuri yra šalia tavęs, šildys, jie padarys tave žmogų, savą žmogų, kuris užsitarnaus autoritetą, kuris užsitarnaus kaip žmogus, kuris išmano, ką kalba, jeigu žinoma, tai darysite ir žiūrėsite į tai kaip į darbinį procesą, o ne tiesiog kaip į vienkartinį kažkokį tai įkelimą ar ten tiesiog pabandymą kažkokį, žinoma, jeigu jūs tai žiūrite kaip į verslą. Aš atsiprašau, kad tokia nutrūkstu kartais. Jo, aš tai tiesiog noriu dar ant pačio galo pasidalinti, ką mes darom su komanda. Pavyzdžiui, mes turim labai daug istorijų, tarkim, live formatu mes darom, tiesiog paprastus video įkeltus, galbūt kažkur uždarose grupėse Zoom'u esam kažkokiu pasidarę ir taip toliau. Kodėl mes įrašinėjom visas tas istorijas? Todėl, kad jos geriausiai parduoda. Ir ką mes darom, pavyzdžiui, kai aš važiuoju pas kažkokį klientą ir žinau, kad jis turi kažkokią problemą ir ieško tos problemos sprendimo būdų, nes visi žmonės ieško problemos sprendimo būdų, aš nepasakoju, kaip kažkam padėjo, o mes kartu atsisėdę šalia vienas kito, pavyzdžiui, pažiūrim tą istoriją įrašytą. Ir tas žmogus, jis iškart pajaučia tą energiją to žmogaus, įsijaučia į tą problemą, nes tas žmogus, kuris pasakoja savo istoriją, jisai viską yra perjautęs per save, jis žino, ką reiškia gyventi su vienokia ir kitokia problema. Ir tas žmogus, su kuriuo aš kartu žiūriu, tas mano, pavyzdžiui, klientas ar klientė, jisai išgirsta toje istorijoje iš karto save. Ir per tai, ir man nieko daugiau realiai daryti nereikia. Aš galiu tik tai papasakoti daugiau apie pačius produktus, kaip jie veikia ir taip toliau. O žmogus išgirdęs istorijas pasidaro savo išvadas. Ir aš tą paskutiniu metu labai naudoju ir tas man be galo gerai veikia. Tai man nieko nereikia ten mokytis, skaityti mokslinių knygų ir taip toliau. Man tiesiog reikia pasidalinti istoriją, kad žmogus ten pamatytų save. Ir tada jau savaime viskas pasidaro. Tai tas istorijas naudokit kuo daugiau komandų įrašinėkit, nes visi mes kažkokias problemas galbūt esame įsisprendę, ar su vienokiais ar kitokiais produktais, galbūt dar neįsisprendę, bet einam tuo keliu, ar ne, pokyčių keliu, geresnės savijautos keliu. Tai kalbėkit apie tai, kalbinkit savo klientus, įsirašykit tas istorijas ir paskui jas naudokit kaip tiesiog tokius gerus failus savo verslo plėtrai. Ir man tas puikiai veikia. Ir man nebereikia išradinėti jokio dviračio, kaip čia atrast kažką naujo,
kaip čia kažką sugalvot, kad aš galėčiau daugiau parduoti, kad aš per tai galėčiau generuoti klientus ar verslo partnerius. Istorijos viską padaro už mus. Tai tiesiog turėkite tą bazę ir ją naudokitės. Ir be abejo, būkite, o ne atrodykite, tada tikros bus jūsų istorijos su tikra energetika. Nežinau, mano subjektyvia nuomonė, netiduokite savo istorijų kitom, nežinau, kažkam kitam, tai yra, kai tiesiog bijote jas pasakyti, todėl galvodami, o ką apie jūs pagalvos, patikėkite, turbūt mes gyvename niekingai trumpai ir atiduoti savo tai, ką jūs norite iškomunikuoti kažkieno kito nuomonėj, tai turbūt yra visiškai banalu ir tiesiog neprotinga. Arba naudotis galbūt istorijos, su kuriuom jūs nieko bendro nebeturite ir kuriuose nėra jūsų vėlgi energetikos, bet tai turbūt irgi yra procesas, kurį reikia daryti kiekvieną dieną ir vėliau, anksčiau ir vėliau jums tikrai net nekils jokio nei idėjų trūkumo, nei minčių trūkumo rašant savo istorijas. Tai algoritmą aš vėlgi minėjau, tai gali būti Reels, dabar tai aktualu ir be abejo tai yra tas buvimas švyturiu, tai yra, kai jūs savo idėją, savo gyvenimo būdą, kompaniją, produktą kaip švyturys kiekvieną dieną transliuojate vienu ar kitų istorijų kiekiu. Tai gali būti tas modelis, apie kurį aš kalbėjau, tai yra 3-4 ryte per pietus vakare, užtikrinant visą. Tai gali būti kaip Pema, tai yra aš žinau, kad aš turiu tai transliuoti, tiesiog pagal savo savijautą aš tai darau, kai aš jaučiu, kad aš tai galiu ir noriu daryti. Vėliau turbūt tas savijauta ar tas noras atsiranda vis dažniau ir dažniau, nes tu tiesiog įprotį įsiugdai ir irgi transliuoji nenutrūkstamai tą visą grandinę. Tai kiekvienas turime atrasti tai savo. Ir be abejo, mes tai turbūt transliuojame ne visiems, tai transliuojame didžiąją dalim savo tiksliniai auditorijai. Ir todėl, jeigu atsiranda vienas kitas žmogus, kuris pasako, kad kažką, ko jūs nenorite girdėti, tai tiesiog reikia priimti kaip ne jūsų tikslinė auditorija, nes tai yra visiškai normalu, kad tai, ką jūs kalbat, kad tai nepatiks kažkam. Tai yra visiškai normalu, todėl, kad jeigu tai patinka viską, bet yra kur kas blogiau, jeigu tai patinka visiems, tada yra blogai, nes reiškia, tai nepatinka niekam. Tai tą irgi turbūt reikia žinoti, o šiandien turbūt tiek, atraskite savo tą knygą, su kuria mes su Ema rodėm, puikia knyga apie tai, apie istorijų pasakojimą, jo pasižiūrėkite filmą Pasaulio naujienos su Tomu Henksu 20 metų, jeigu jūs jo nematėte, ir atraskite savo istoriją, savo istorijų pasakojimo stilių. O šiandien tiek ir mes, aišku, kaip visada dėkojam visiems, kurie prenumeruoja mūsų kanalą, kurie klauso mūsų podcast platformose, nes mus galima irgi klausyti bet kur parke ar dar kažkur, kur jūs bebūtumėt. Ir mes pirmadienį pasimatom su kita tema. Tai ačiū ir iki. Iki.